Praskyriau, kaip ir buvo prieš dažymą, plaukai yra šlapi, akivaizdžiai matosi, kad bus gražus lygus spalvos perėjimo. Ir kadangi mes su niekuom netonavom, o galiukai, atsimenat, buvo balinti, tai galiukam aš naudojau Reconstruct 5 minutės, labiausiai dirbantį su pažeistais kauke. Ir į namus klientai bus rekomendacija būtent Reconstruct 2A šampūnas, kuris dirba, kad plaukai netrukinėtų ir nebūtų pažeisti. Ir būtinai blondinių šampūnas tik iš Experience linijos, nes jisai yra giluminio drėkinimo. Atsimenat sveikų plaukų formulę, 75% drėkinimo, 25% pažeidimo. Dažai su hialuronais mes jų nenusausinom, bet faktas tas, kad plaukų nenusausinom, bet kad reikia palaikyti drėgmę, kad šviesintas plaukas linkęs išsausėti ir labai greitai, o čia dar truputį bangavimus yra, banguotas plaukas dar greičiau linkęs sausėti, todėl mes kombinuosim šampūnas visada pamatas. Tai, kad neišgeltonuotų šampūnas blondinėm drėkinantis ir kadangi dėjom Reconstruct kaukę, tai 2A Reconstruct šampūnas, jisai bus pamatinis kaitaliot namuose. Ir kas 4 plovimą privalu dėti kaukę, tai šiuo atveju rekomenduosim Reconstruct kaukę į namus ir kai pasibaigs Reconstruct, antrą kartą jau tokios nebereikės, jau naudosim kitą drėkinančią.